Labai malonu jūs čia matyti. Sveikinu ir džiaugiuosi, kad buvau Lietuvoje šiuo laiku ir galėjau išgirsti šito autoriaus nepaprastai įdomų pasakojimą apie savo kūrinį. Aš galiu tik tai pridėti truputį, bet labai mažai. Aš visą gyvenimą, nuo pat pradžios, pažinojau dėdę Povilą. Jis man buvo dėdė ir krikšto tėvas. Mes visi, visa šeima tai yra, broliai, seserys jo, gyvenom skirtinguose miestuose ir susitikdavom retkarčiais, nes nuo Žemaitijos iki Kauno buvo toli. Mes paskutiniu laiku gyvenom Panevėžy ir Povilas mus ten yra aplankęs keletą kartų. Aš galiu keletą faktų, galbūt autoriui bus įdomu. Aš girdėjau apie jo jaunystę. Povilo, tai yra ir Aleksandro, ir visų kitų vaikų. Mano senelis Ignas Plechavičius turėjo 5 seseris. Jie kilę iš Padvarėlio. Man taip atrodo. Viena sesuo Plechavičiūtė ištekėjo už Sasnausko. Ir jinai turėjo vieną dukrą. Mes ją vadinome Jadzę. Dabar man reikia prisiminti, kad aš nesumaišyčiau, nes aš apie visas seseris truputėlį žinau. Bet šita duktė Sasnauskienės ištekėjo už žmogaus Venclavavičiaus. Ir mes nežinom, kuo jis buvo, koks buvo jo darbas. Jie gyveno netoli Žemaitijos, Latvijoje. Man tie miesteliai maišosi, Liepoja galbūt, Mitauja galbūt. Nes Plechavičių vaikai, kai kuriais laikais, taip kaip mano mama mokėsi, turbūt gimnaziją, o gal dar pradžios mokyklą, Mitaujoj ar Liepojoj. Tie abu vardai maišosi mano galvoje ir aš nežinau tiksliai. Venclavičiai atvažiuodavo į Bukončius, į Plechavičių šeimą pasiviešėti. Ir Venclavavičius paėmė abu sūnus, Aleksandrą ir Povilą, pas save. Ir jie lankė gimnaziją Latvijoje. Po to jie buvo išsiųsti į karo mokyklą, į caro karo mokyklą. Kur, aš nežinau, bet juos išmokino kazokai jodinėti.
jie vis galėdavo padaryti visokius triukus. Pasilenkt nuo arklio jojant, pagriebt kažką, tai taip toliau. Tai buvo čia vienas faktas, kurį jūs nepaminėjau, bet aš apie tai visą laiką girdėjau iš mamos ir dėdės. Vieną kartą dėdė Povilas man sako, ir tas sutinka su tuo, kai jūs sakėt, kad jis baubas. Jisai jo bijo. Ir jisai man sako, tu žinai, kai aš gatviai eidavau tos mokyklos Latvijoje, vienoj šaligatvio pusėje, ir berniokas ateidamas iš kito galo, pereidavo į kitą pusę gatvės, nes bijojo su manim prasilenkti. Kodėl, nežinau. Kada mes su dėdė Povilu maždaug 4 metus gyvenome vienoje toje pačioje stovykloje Vokietijoje, kada man jau buvo 15 metų, 16, mano draugai sakydavo, aš nežinau, bet aš bijau generolo, nes jisai turi tokį žvilgsnį, kad lyg tai persmegia tave. Bet visi labai gerbė. Tai čia mano tokie prisiminimai dėdės Povilo. Mano mama buvo jo konfidentė. Jisai su ją galėdavo kalbėti apie politiką, galėdavo pasisakyti. Ir paskutinės vokiečių okupacijos metais, kada vokiečiai likvidavo rinktinę, jisai važiuodamas į tą paskutinį susitikimą su vokiečiais sustojo pas mus Panevėžy. Ir jisai pasakė, aš žinau, ko jie iš manęs nori, aš žinau, ko jie reikalaus, bet aš laikysiuos savo pažadą savo kariams. Ir išvyko atsisveikinęs į Kauną. Ryte, ne ryte, nežinau kada, sekančią dieną, gavome skambutį iš mamos kitos sesers iš Kauno. Telefonu jinai pasakė, kas turėjo įvykti, įvyko. Mes supratom, ką tas reiškia. Jis buvo areštuotas. Ir paskui sužinojom, buvo išvežtas į Sasaspilį prie Rygos. Tai buvo vasara, 44 metų. Rusų kariuomenė, bolševikų kariuomenė artinosi. Ne, jau buvo užėmę pusę Lietuvos. Jau mes iš Panevėžio buvom pabėgę ir laukėm Palangoj, kol vokiečiai leis mums kirsti Rubežių ir eit pasikavoti Vokietijoje. Kažkoks tai valdininkas tos Saspilio koncentracijos stovyklos
Žinojo, kad jau nebėra jokios prasmės, kad komunistai užims mūsų kraštą ir jų kraštą. Ir jisai išleido Povilą Plechavičių lauk. Jisai nuėjo pas savo pusbrolį, kuris gyveno Rygoje. Ir kažkokiu tai būdu pasiekė Kretingą. To pusbrolio šeima, motina su 2 dukrom, jau buvo Palangoj, gyvenom netoli vieni kitų. Labai apsidžiaugėm visi pamatę Povilą. Ir Povilas tuomet pradėjo organizuoti mūsų šeimos išvykimą iš Lietuvos. Ir 44 metų rugsėjo pradžioj, maždaug šiuo laiku, kaip dabar, mes išvykom visi į Vokietiją. O komunistai užėmė Lietuvą po savaitės. Vokietijoje gyvenom mes kartu. Jisai daug dirbo, sukūrė Bliką. Tai yra lietuvių bendruomenė Išeivijoje. Po kiek metų išvykom į Ameriką ir vėl išsiskirstė po visus didžiuosius miestus. Ir susitikdavom tik vieną kartą per metus. Ir ne visi. Ir čia buvo jo didžiausia klaida, kad jis mus visus nesubūrė į vieną miestą. Nes bus buvę daug smagiau gyventi.